pirmiausia, kuom? Jūroje galima statyti žymiai didesnius parkus. Tai yra pirmas kriterijus. Tai yra parkus, kuriuose galima sukoncentruoti didesnį skaičių vėjo elektrinių. Jūrose galima statyti vėjo elektrinės galingesnės negu sausumoje. Jūroje vėjo elektrinių naudingumo koeficientas yra didesnis negu sausumoje. Maždaug 15–20% gali būti naudingumo koeficientas yra jūroje didesnis negu sausumoje. Jūroje dažnai yra ir pas mus yra geresnis vėjo sąlygos negu kad sausumoje. Tai yra daug stipresnis vėjas, jis yra pastovesnis tas vėjas ir jis būtent tai duoda didesnį ir naudingumo koeficientą jūroje. Tai jūroje, žinoma, galima apjungti dar irgi tos vėjo elektrinių parkus į tam tikras viena, sakykime, elektros jungtimi, o taigi vėlgi padidina panaudojimo efektyvumą. Ir jūroje yra mažesnės problemos, mažiau konfliktų su žemės naudojimu. Investuojant jūroje mes gauname didesnį efektyvumą, kadangi yra geresnės vėjo sąlygos. Tai automatiškai mes vėl investuojam daugiau, bet gaminame ir daugiau energijos. Šiandien mes turime Lietuvoje keletos paskutinių metų prastesniuose parkuose, jau moderniuose, sakykime, apie 22–23%. Geresniuose parkuose jau šiemet matyti turėsim kokius 304–305, kaip sakiau, mokymosi kreivė. Tai jūrų mes galim šnekėti apie 40 ir 45. Tai yra, tiesiog būtų pagaminama daugiau energijos. Bet jei Skandinavai, Vokietija, kitos išsivysčiusios Europos šalys jau senokai naudojasi jūrose pagamintą elektrą, kada mes pasikinkysime vėją jūroje, nežinia. Pirmojo Lietuvoje jūros vėjų elektrinių parko iniciatoriai jau kelerius metus kol kas veltui mina valdžios slenksčius. Mes šiandien matom, sakykime, kai kurių valdančiųjų šiuo atveju apsisprendimą, kad reikia atominės, arba dujų terminalo. Ir jie daro, siekia, reikia įstatymo, bus įstatymas, reikia aktų, bus aktai. Nepaisant gražių deklaracijų, su žalia energetika mes to neturime šiandien. Tai, kaip minėjau, sakykime, kad toks projektas, milijardinis projektas atsitiktų, tai turės būti valia. Tai turės būti noras, turės būti supratimas, turės būti aktai ir visa kita. Kaip bet kuris vėjo projektas priklauso nuo 3 dalykų. Tai priklauso nuo investicijų dydžio, kurį tiksliai gali sužinoti tik įdėjęs daug pinigų ir viską detaliai ištyręs, suskaičiavęs, išmatavęs. Priklauso nuo vėjo resursų, kurios vėlgi gali įvertinti tik tai įdėjęs nemažai pinigų, pastatęs jūroje bokštą, matavęs ir taip toliau. Ir priklauso nuo tarifo, nuo kainos, už kurią tu gali parduoti energiją. Tai šitos 3 dedamosios šiandien nei vienos iš jų mes neturim. Užsienio ir Lietuvos mokslininkų atliekami išsamūs jūros jėgainių poveikio aplinkai ir visoms ekosistemoms tyrimai rodo, iš esmės Lietuvos akvatorijoje galima statyti vėjų jėgaines. Dalis kompleksinių poveikio aplinkai studijų atliekama Klaipėdos universitete Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute. Taigi, savo šalies teritorijoje jūroje galime iš viso pasistatyti iki 1000 MW galios vėjo jėgainių. Joms tinkamų pagal techninius reikalavimus iki 40 metrų gylio vietų yra kelios. Greta Klaipėdos, Palangos, viena netgi Kuršių nerijos teritorijoje vos keli kilometrai nuo kranto. Taigi mes ieškojom vietų, kur būtų potencialiai mažiausiai konfliktai. Tai yra, kur yra tos laisvos vietos, kurios mažiausiai trukdytų kitom veiklom. Arti Kuršių nerijos vėlgi, ten yra pakankamai jautri vieta. Iki 20 metrų gylio visa Kuršių nerijos priekrantė yra saugoma teritorija. Reiškia, ten iš karto automatiškai negalima statyti vėjo elektrinių. Kitas klausimas, aišku, irgi pakankamai jautrus, tai yra tas vizualinis poveikis. Na, sakykime, prieš Palangą. Yra irgi galimybė prieš Palangą ten labai patogu pastatyti vėjo elektrinių parkų. Bet jūroje. Nes ten yra palankus labai gylis, yra geras gruntas, yra patogu įrengti pamatus. Bet čia iškyla vėlgi klausimas, ant kiek tai yra priimtina vizualiai žmonėms, kurie atvažiuoja į Palangą ilsėtis. Nuraminsime tuos, kurie baiminasi, jog vėjų parkai jūroje užstos saulėlydį. Investuotojai vadinamosiose jautriose vietose jėgainių tikrai nestatys. Tarkim, pirmojo jūrų vėjo energetikos Lietuvoje projekto iniciatoriai netoli Palangos savo jėgainių parką statytų 30 km nuo kranto atstumu. Iš paplūdimio beveik nieko nematyti. Beje, šiemet Baltijos jūroje Vokietija jau pastatė vėjo jėgainių parką. Švedai bando plaukiojančias vėjo jėgainių platformas, apie jų įtaką paukščiams, žuvims ir kitus tyrimus kiek vėliau. O dabar archyviniai vaizdai iš pirmojo Lietuvoje specialaus laivo statybų. Prieš 2 metus Vakarų laivų statykla kartu su užsienio partneriais pastatė unikalų vėjo jėgainių parkų statyboms ir priežiūrai tinkamą laivą.
102 metrų ilgio ir beveik 3 kart mažesnio pločio laivas Windlift One jau dirba vėjų jėgainių parkuose Šiaurės jūros Vokietijos kontinentinėme šelfe. Jį Klaipėdoje statė tarptautinė daugiau nei 300 specialistų komanda. Reikėjo beveik 6000 tonų specialaus atsparumo plieno. Štai taip po ledėjančių vandenių 10 dienų buvo į vieną jungiamos laivo korpuso dalys. Pasikeliantis laivas turi 500 tonų galios pagrindinį ir mažesnį pagalbinį keliamosius kranus. Yra malūnsparnio nusileidimo aikštelė bei aibė moderniausių hidraulinių, navigacijos ir kitokių sistemų. Statant jūroje vėjų parką, šios 4 atramos išlaiko 6000 tonų svorio laivą su visomis konstrukcijomis, kroviniu ir 100 aptarnaujančio personalo. Šis laivas Vokietijoje montavo vėjų jėgainių parką jūroje 100 km nuo kranto atstumu. Būtent jūrinių vėjų parkų statybų ir demontavimo darbų keliamas triukšmas, jėgainių keliama vibracija – pagrindiniai klausimai, kuriuos tyria poveikio aplinkai vertintojai. Jie sako, šiuos laikinus trukdžius išspręs šiuolaikinės aplinkas augančios technologijos. Gali būti tas trumpalaikis poveikis ir tas trumpalaikis poveikis jis gali būti kaip ribojamas. Gali būti ribojamas nustatant tam tikrus apribojimus, kada tokie darbai gali būti vykdomi. Sakykime, jeigu vyksta paukščių, ne paukščių, bet jau žuvų, sakykime, tam tikros migracijos arba atsiganimas tam tikrose, sakykime, plotuose arba nerštas tam tikrose plotuose, ar ne, mes žinom, kur yra tie plotai, mes žinom, kokiuose atstumuose nuo vėjo elektrinių parkų tai yra ir jeigu jie yra arti, galima pasakyti labai paprastai, taip, šituo laikotarpiu negalima vykdyti atitinkamų darbų. Taip pat yra taikomos ir įvairios apsauginės priemonės, tai yra techninės apsauginės priemonės, kaip galima sumažinti. Daromi įvairūs ekranai, triukšmas slopinantis netgi ir po vandeniu, kai yra atliekami darbai. Tai yra techninės priemonės, ribojimo priemonės. Kokia yra norma, pavyzdžiui, triukšmo jūroje? Triukšmo jūroje nėra jokių normų. Tai yra tas kriterijus, tas parametras, kuris nėra reglamentuotas ir nėra dabar pakankamai daug ir duomenų, kaip tas triukšmas, sakykime, sklinda, kokie tie triukšmai jūroje yra. Tai čia dar irgi reikalauja atitinkamų studijų, reikalauja atitinkamų dalykų, nes triukšmas jūroje, kiekvienas laivas plaukiantis jūrą kelia tam tikrą triukšmą ir vibracijas. Tai dabar ir pagalvokim, laivas plaukia, jis liktai nedaro jokio poveikio, niekas nediskutuoja, kad daro poveikį žuvims. Taip, viskas liktai tvarkoja. Tai galima tik dabar pasakyti, kad tas poveikis, kurį daro vėjo elektrinė stovėdama jūroje, vibracijos ir triukšmo požiūrio yra gerokai mažesni negu plaukiančių laivų. Tai ir įsivertinkim tai. Vis dėlto daugiausia diskusijų vėjų parkų plėtros perspektyvoje ne tik jūroje, bet ir sausumoje dabar kelia jėgainių poveikis paukščiams ir migruojantiems ir atšiaurę žiemą ieškantiems prieglobsčio mūsų pajūryje. Mūsų požiūris kaip tik tai ir buvo, kad maksimaliai atsitraukti nuo tų, sakykime, zonų, kur yra didžiausia tikimybė, kur gali būti tos paukščių migracijos. Nelysti jas. Tai va, bet žinoma, norint visą tai pagrįsti, reikalingi ir atitinkami tyrimai, atitinkami stebėjimai ir tos šalis, kurios ir dabar stato vėjo elektrinių parkus jūroje, taip jos atlieka stebėjimus, paukščių migracijų stebėjimus. Reikalinga, kad būtų kaip galima daromas mažesnis poveikis ir paukščių susikaupimam, kad nebūtų pažeistos ir nebūtų sudaryti atitinkami trukdymai tų paukščių susibūrimams. Tai vėlgi reikėtų atsitraukti, kad tų paukščių nebūtų ir kad jiem netrukdytų. Na, tai yra kompleksas visų tų klausimų ir labai kompleksiškai reikia žiūrėti tai. Daromi labai įvairūs eksperimentai ir labai įvairūs sprendiniai. Na, pavyzdžiui, yra ir tokios, ir, man atrodo, Vokietijoje irgi toks atvejis, kad buvo plėšrieji paukščiai, taip, tarp vėjo elektrinių ir jie žūdavo dėl to, kad jų dideli susikaupimai buvo. Tai koks buvo sprendimas? Sutankinti vėjo elektrinės. Tarpuose pastatyti daugiau vėjo elektrinių, kad jie neskristų tie paukščiai apskritai į šitos parkus ir tokiu būdu būtų galima išvengti jų žūties. Tai, sakau, čia yra, kiekvienas atvejis yra pakankamai savarankiškas, pakankamai unikalus ir jisai turi būti ir sprendžiamas. Iš tiesų unikaliai atsižvelgiant į tas sąlygas, kurios formuojasi. Aš kaip galvoju, iš tikrųjų, žalioji energetika apskritai turi dvi pusės ekonominės naudos. Tai viena pusė tai yra ta elementari, kad tu pastatei
Tau nebereikia vieną kartą investavai, tau nebereikia nei už kurą, nei radioaktyvių atliekų saugot, nei už... to nieko nebereikia. Ir yra įrodyta ne vienoje Europos šalyje, kad iš esmės vėjo energetika pigina per ilgą perspektyvą pigina elektros energiją. Šiandien brangiau, bet jeigu mes žiūrim 20-30 metų pigina. Antras dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra to pirmųjų patirtis, kuri yra naudinga ir brangiai. Paimkim Daniją. Paimkim Vokietiją, kiek jie dabar uždirba milijardų, būdami pasauliniai lyderiai vėjo energetikos ir eksportuodami technologijas. Mes turim žiūrėti iš tiesų, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Europos Sąjungoje ir tai daryti. Neiti tuo keliu, sakykime, kad prioritetas būtų atiduodamas iškastiniam kurui arba dėl dabar vėlgi po Japonijos įvykių labai smarkiai diskutuojamos atominės energetikos. Na, žinom, kad Vokietija jau priėmė sprendimą visiškai atsisakyti atominės energetikos, o vėjo energetikos vaidmenį, atsinaujinančių šaltinių vaidmenį būtent stiprinti ir dedami akcentai būtent ant šių aplinkai saugių energetikos rūšių. Tas pats sprendimas dabar priimtas šiomis dienomis ir Italijoje. Tai Europoje vyksta tas judėjimas, kad iš tiesų reikia orientuotis į ateities energiją, į saugią energiją. Klimato kaitą galime mažinti ir mes, net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei nežinote, nuo ko pradėti, jums šis trumpas filmukas. Αγαπάω πολύ τα δάση και θέλω να τα προστατεύσω από τις πυρκαγιές. Και ξέρεις τι κάνω γι' αυτό? Προσπαθώ να μαζέψω τα σκουπίδια, να καθαρίσω τα ξερά κλαδιά και να βοηθήσω στην αναδάσωση. Σκέψου το, φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο, μπορείς. Šiandien tiek, mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės tuo pat metu. Gero vakaro ir iki malonaus. Čia yra menininko, italų menininko Massimo Giotti iš Torino. Jisai yra ir jisai kūrė kūrinius iš gamyklinių atliekų. Jo, gamyklinių, ten Torinė yra, kaip sakyti, ta Fiato gimtinė, Fiato gamyklos ir jisai naudoja va tos tiek automobilių, tiek kasybos technikos dalis. Tai vat, tikrai toks įdomus menininko tie kūriniai, reiškia. Tai dabar viskas yra iš panaudotų, nereikalingų, iš principo iš atliekų, gamyklinių atliekų. Na, čia yra, taip, čia yra dalys automobilių, o čia yra, sija, ko gero, jinai yra, kaip sakyti, nebuvus naudota. Jo, gamyklinė tokia yra.